ką, ir vėl labas rytas. Oi, ir vėl labas rytas. Nauja diena, nauja pradžia vėl. Įsimiegojom, dabar yra 7:40. 7:40, Arvydui sakėm, šiandien išvažiuosim iš čionais apie 9 valandą, taip susitarėm. Matysim, kaip bus, gal biškį anksčiau išvažiuosim. Važinėsim šiandien, mum iki Turkijos yra 4 valandas 40 minučių, kažkas, tam plius minus bijau stipriai ten pameluoti, bet kažkas tokia. Tai važiuosim šiandieną biškį pasižiūrėti po Bulgariją, pasidaryti vietinių gyvenimo, kaip kas yra net turistinės vietos, nes turistinėse vietose nėra absoliučiai ten ką žiūrėti. Ten viskas išlaižyta, sutvarkyta, ten viskas labai gražu. O realybė, kai nuvažiuoji, pasižiūri mieste, kaip iš tikrųjų visur viskas aplinkui žmonės gyvena ir užmiesčius ir viską, kaip pamatai, tai visiškai kita negu tos turistinės vietos. Taip kad nenoriu aš tų turistinių vietų. Ačiū, man vakar Pilies užteka. Nenoriu, tikrai nenoriu. Geriau pasidairysim paprastų žmonių gyvenimo, kaip iš tikrųjų viskas yra. O pafilmuosiu, manau, bus ką parodyti, ką pasižiūrėti, kaip čia kas kur atrodo. Paskui parodysiu kambarį, dabar dar guliu biškį. Parodysiu kambarį, kaip atrodo, kaip čia 50 eurų vakar už kambariuką sumokėjau. Tai normaliai, pamiegoti labai gerai. Dušas yra, tualetas, kaip sakau, lova, viskas daugiau čia niekur nereikia. Dar reikės užvažiuoti į parduotuvę, nes naktim tai aš čia tango šokau. Man taip kojas traukia, mešlungi, kad baisu. Gal reikia vandens kokią nusipirkti, daugiau biškį vandens atsigerti. Gal kažkiek pagerės, nes žiauriai yra kojas traukia. Tai aš čia naktim pakylu iš lovos, duodas paskui po kambarį kokį 10 minučių, kol atleidžia. Tai užknisa ir skauda, ir pačiam nesmagu, nemalonu. Tai va, tiek tu pakraunas, aišku, elektrą vagiam, kraunas vėl. Powerbankai dar kraunasi. Daugiau liktai kaip ir viską susikrovau, viskas pakrauta. Šalmą dar reikia pristatyti, paskui su Arvydu reikia prisistatyti šalmą kardo. Išjungsim, bandysim nunulinti ir iš naujo susirišti tarpusavį, nes dabar gaunasi toks debiliškai, taip durnai gaunasi, kad kai Arvydui skambina kažkas, vieną sykį girdžiu, kitą sykį negirdžiu. Būna taip, kad aš girdžiu, ką jisai kalba su kitu žmogum. Ir tas žmogus irgi mane girdi, jeigu aš kažką ant viršaus kalbu. Tai labai nepatogu. Man ten irgi klausytis nėra smagu. Kitų problemų aš savų turiu. Taip kad bandysim prisitvarkyti tą visą įrangą. Gal pavyks. Tai ką aš dar čia kalbėčiau, ką aš dar pasakyčiau. Nieko, oras matau už langą, tai visai neblogas. Saulė. Kraunasi dabar telefone vakarykštės dienos filmukas. Reikės šiandien vakare gal įdėsiu, kai nuvažiuosime viešbutį, irgi bus Wi-Fi'us, matysim, reikės įdėti šiandien Turkijos sieną, reikės kirsti. Ten, manau, gal bus reikalų. O gal lengvai pravažiuosim per tą sieną. Nu, matysim, kaip čia seksis. Bet kažkaip bus, vis tiek kažkaip bus. Ir papasakos, kaip ten seksis, kaip ten ką nufilmuoti, aš abejoju ir išeis. Pasienį sienos geriau nefilmuoti. Kad paskui nebūtų bereikalingų problemų. Tai va, kambariuką galiu trumpai šį aprodyti. Toks nedidelis. Ten tualetas ir dušas. Ten va toliau įėjus. Viskas paskui prieisim, paskui eisim prie langą. Parodysiu aš
kokį vaizdą šiandien turėjau per langą. Nu va, tokį vaizdą šiandien turėjau. Stogą. Na, bet man nelabai jis reikalingas buvo tas vaizdas, aš neturėjau čia ką žiūrėti. Ėjau miegoti, o ne per langą žiūrėti. Gal uždarykim tą langą čia. Uždarytas, tai uždarykime mes. Ištraukštam, čia paliekam. Čiumpam. Čia. Viską susirinkom. Niekur nieko nepaliekam. Tai neišeit paskui kažką palikus. Čia tualetas ir dušas buvo. Viskas, dar sykį gal reikia pažiūrėti. Nu, liktai ne, viskas. Gal leistis į apačią. Reikia atiduoti raktus. Спасибо. Чао. Все гero. Taip. Va tas Wrangleris. Vakar su žmogeliu kalbėjom. Irgi iš Ukrainos jisai. Su tuo va. Vai numeriai ukrainietiški. Pašnekėjom, sako, nu jūs varas, sako, aš irgi, sako, norėčiau su motociklu, man labai motociklai patinka, norėčiau su juo važiuoti, bet sako, aš tik ant jo užsilipu ir aš jo bijau. Ir sako, man labai jie patinka ir važiuoti norėtų, bet bijau. Так, žiūrim motociklą, jau viskas tvarkoja, viskas gerai, niekur kažko nėra atsitikę. Tašės vietai, ekranai, sėdynė, biškį drėgna, bet pradžius. Arvido. Čia irgi viskas vietai, viskas yra. Reikia susipakuoti daiktus. Daiktus. Čia. Dėliotis daiktų. Raktai. Naktį biškį prataulyjo, kad taip šlapia. Žiūrėsim ieškoti parduotuvės. Man reikia būtinai vandens. Vandens man bus prastai. Pradės vėl traukti kojas. Važiuojant rankas, tai čia bus ne kažką. Papa. Čia dar reiktų.
tai šiukšlių dėžės, kaip suprantu, prie... Va ten yra šiukšlių dėžė. Reiktų išsinešti. Šiukšlės iš tikrųjų išsimesti. Biškį prisirenka. Pasižiūrėti. Nu, prasideda, čia taip apgriauta visur, čia žinokit daug kur tai. Pamatysit, šiandien važiuosim, tai čia bus daug kur taip. Tuoj turėtų Arvids ateis ir važiuosim. Einam vandenuką pažiūrėti, kokio yra. Parduotuvė kaip parduotuvė, visur. Kažkokie yra visokių stanų, plačiau sportininkų, visokiam galvom. Tokių reiktų pasimti. Biškį gaučiau kažkokių mineralų. Reiktų visur pasimti. Šitos. Čia dar kažkoks yra. Nu, einam šitas visus tris. Einam. Čia greičiau. Čia stot. Susirinkam bonkės. Judam. Sėdė jau pasiruošęs, susitamsinęs. Už tuos 3 eurus su kapeikom. 3 su kapeikom. Visus vienu metu. Geriau suveikia. Jo, pas man irgi.
Due. Pronto? Check. Ну, Где? Да. Сюда. Net mašina leido, tam reikia šalmą atsidaryti. Žiūri, kortelį į mane įsako, ką tu čia. Kas koks būsi? Nu, judam. Atsimeni, kur tie šikaliai buvo? No. Va čia taip, žinokit, daug tokie pastatai, tokie viskas yra apgriuviai, taip ir anaip čia. Pavažiuosim toliau, aš jums parodysiu. Aišku, kadrą gerą nepagauni, reikia būti viskas ciki. Reikia da vėliavą vėją pagautų plasnuojant normaliai, kad būtų, žinai, tiksliai. Nu, kartuosi fotkės? Le, aš tau pasakysiu, blemba, jau šilta daras man. Įsitraukiu. Jeigu prapūs. Ne, duodasi kažkur čia kišenės. O, žiguliuk žalias stovi irgi. Priderintas prie žolės. O, žiūrėk. Tai? Agridai, pažiūrėk, pas mane nėra nugaroje atitraukti tų kažkokių ten tų vėdinimų. O, labai gerai. Nes jau daros po biškį šilta.
važiuosiu. Žiūrėti toliau tų gražuolių pastatų.
Hello. Hello. What do you have? Ten minutes. Okay. 10 minutes. Okay. Okay. Бойна? Една или две? Две. Две бойни. Две. Да. Айриан ще има? Да. Две бойни. Айриан? Ой, О, no. pasiemam gal? Не. Coca-Cola Zero. Kodėl ne? Su didesnė Половинка šalis или yra. więcej? Yeah. And one Hayran. Значи има. Paragausiu. Čakaj. Na nas smetko ли? Aš tada turiu prieš tai pervesti, tada pervesti iš karto. Кетчуп, майонез, муштар. Kečupą. Mustard. Муштар. Mustard. Ir kečupą, garstyčios, viską. And everything. И трите кетчуп, майонеза и муштар. Три двойни. Не бе, една двойна соса, трите. Една двойна или две двойни? Две двойни, обаче соса, кетчуп, майонеза и горчица и на двете. Mix. Микс? Тук не ще е. Yeah. Добре. Bandysim. Pirmas iki iš tikrųjų ragausiu. Airaną. Pažiūrėsim, kas čia yra. Redakcija. Neskanus, nes tu tai neėmei. Aš nemėgna. Aš nežinau, gal aš irgi tai paragausiu ir išmesiu. Čia kefyra kažkas tokia panašu. Има кофта, сандър, масло, какво искаш? Čia kefyr su druskos, tik daugiau druskos įsidėk, toks pats skonis. Ai, lafa. Aš galvojau, kad čia baisiau. Normaliai kefyrą, daugiau druskos prisidėk bus taip pat. Paragau. Nu toksai. Na liubitelė. Einam valgyt kažkokių čia nusipirkom. Užkast, nežinau. Airaną tai skaitau, 100%. Man patiko visai. Ar visi valgai, einu ir aš kol neatšalė. Pakeičiu kameros poziciją biškį. Dabar nuo šolmo viršaus. Tai parašykit komentaruose, kaip geriau, ar nuo priekio, nuo smakaro, nuo čionais, ar nuo galvos tai filmuoti. Tai žinočiau, šiandien bandysiu nuo galvos filmuoti viršaus ir tada parašykit komentaruose, kaip geriau, ar taip, kad žinočiau. Nusprendėm, kad nebuvo ne kažką, tai pasiėmėm su mėsa viduj. Paragausim tokį. Ne kažką, čia buvo tie bulkos tos. Valgyt suvalgiau, kad kažką suvalgyt, bet visumoj ne kažką. Nelabai skanu. Einu gert geriau vandens. Pats airanas tai skanus tikrai buvo, man tai patika, nežinau, gal kitiem nepatinka. Bet man tai buvo neblogai. Tokia čia kavinukė. Čia toks kaip greitkelis kažkas, degalinė. Kelias toks.
estafetes pareina. Eisi prašyti? Davai. Bandyti, sirenos tas man tai nelabai patinka tas. Ką? Ten sakau, nelabai tas rekinis tas sirenos. O tiesiai ant kėdės. Čia Arvydas prisijungė į forumą, taigi geopolitinius klausimus aptarti. Tai greit viską aptarė ir važiavom toliau. Sako, pas jūs kažkoks šventė. Šventė? Aha. Nu va, padiskutavo apie politiką. O, baigės. Baigės sirena. Gal ir gerai. Nelabai malonu buvo. Kiek kalnuose turėjom? Aš nepačiau kalnuose. Kai važiavom ten, kiek buvo? 20? Ko? Šilumos. Kad čia taip staigiai, tik tai pradėjo kilti jau 27. Vo. Reikia vandenuko. Parodysiu.
Koks vaizdas. Parodyt vaizdelį, čia kažkaip galima prieiti. Myštas eina iš galo, blės, filmuoja mane kur. Ne, aš noriu pasižiūrėti, ar čia kažkas matosi ar ne. Kokie plotai. Bet žalia, tai ką žinau. Baisiai žalia. O čia mes tokiuose šavarkštynuose biški čia sustojom, bet kalnuose. Ką darys? Ten tas pats. Šiaušiam tiesiai iki tenais. Tokiais greitkeliais, miškais važiuojame visokiais keleliais. Norim atsidurti Turkiją. Ten jau galėsim pailsėti. Dienikė kitą kažką sugalvosim. Nevažiuosim greičiausiai. Šiandien norim būtinai iki Turkijos davažiuoti. Atsilaisvina diržas ir kitim. O rytoj jau būsim Stambule. Bent jau taip tikimės palei planą. O kai bus matyt, gal nepakoreguos čia tų mūsų planų nes. Pasidarėme SIM. Arvidas padarė telefone. Tai dabar ten pasiėmėm internetą. Visoje Europoje 7 dienos 24 eurai. Atrodo, tai buvo. Ir neribots. Visai neblogai. Paskui prasitęsim vėl. Ką būtų. Tada nereik taupyti, nereik galvoti apie tos Wi-Fi'us. Tai paskui galvoju, kur tą Wi-Fi'ų gauti, kur Wi-Fi'ų gauti, nes savo išnaudosi čia labai greitai. O neribots yra neribots. Varyk tiek nori. Dar reikia atsigėti. Žiūrėsiu, kaip šiąnakt bus. Ar vėl šoksiu tango, ar nešoksiu, kažkada pats nežinau. Atsiboda man naktim šokinėti iš lovos. Ir daryt mankštą, kad kojos nebetraukt. Ir paskui vėl eit miegoti. Ką turiu? Narklių. Šoka narklių. Nu jo, čia taip vadinas. Mums reikia, sakau, paskui tik tai tą mikrofoną susižiūrėti, nes aš vienas tik tai girdžiu, tai negirdžiu. Tada girdėjau, kai šnekėjau, kai ryšys dinga kalnuose, kur ten tą armuot kažkokį. Vėl? Čia dronai jau hujarina. Kur armuot reikėjo, ten kažkokius plastą nebuvo, po to plastą kažkokį ten, nežinau, kokį tu ten sakėjai. Pirmas iki aš ten tokį pavadinimus girdžiu. Stiradūra. Nu, to nebuvo, žodžiu, nu kažkas tokia ten. Stojom pasidaryti fotkę. Va, žiūrėkit, ir kokį da čia. Staptelėjom biškį. Reiks dabar ten tiesiai išvažiuosim jaučiu.
pelkės, reikia apsisukti, nieko nebūtų. Aš į pelkės važiuoti nelabai noriu. Manęs tas pelkės. Ai, murzins, aš nenoriu, kad murzintų motociklą. Kokia miestelė aikštė. Kokia miestelė aikštė. Nu, pastatai tokie jau apgriuvę. Visur viskas taip gerai apleista. Bet užtat yra patranka. Einam pasižiūrėti, apžiūrėsim. Tas pastatas tai baisus duris, pažiūrėkit kokias įėjimą. Čia pas mumis prieš 30 metų tokias būdavo. Metalinė su grotom į stiklai. O kokie pabūklai. Pas mums tokių neberasi niekur stovinčių. Oho. O čia kokie užtaisai. Dar vienas. Nu ir kaip tau, sakyk savo nuomonę? Va taip čia viskas yra. Ten pažiūrėkit toliau irgi kas daros. Šiukšlynai. Va taip čia viskas. Ir va taip visur čia. Daug kur taip čia važiuoja ir va taip daug kur va taip yra. Čia viską nenufilmuoti, tai patiem atvažiuoti ir pamatyti, kaip čia viskas atrodo iš tikrųjų. Tik tai propelytę parodai. Kiek viską matai pakeliui važiuodamas. Vis, ten, pažiūrėkit, pastatas irgi. Langai visi su grotom, viskas, nu taip, kioskai va tie. Čia va. Tokie, nežinau. Na taip, čia va pastatas va, tiesiai. Žiūrėkit. Žiūrėkit.
Pasą reikia, ne? Ką dar? Ai, matas. Nevažiuok, aš prakysiu daiktą. Manau, aš kažkur patogiau šviesiu dabar rankai laikau, tai man čia patai, aš taip pat pamėsiu. Čia va, taip šviesiu. Patogiau. Čia dabar jau čia buvo iš Bulgarijos išvažiuoti. Jo. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, sevgi suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkın kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkın kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, aşk bu suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakın. Viskas, mes jau Turkijoje. Gatvėje senai kirtom sieną. Matėte, važiavom, įsipylėm kurą. O dabar spręsim, kur toliau judėti. Ką čia daryti ir kur važiuoti.
Visai neblogai. Dėžės mano taip pat tavo atidėlė. Svarbu atidaryti, nesvarbu, kas ten jau saugiau. Gal tašas kūnas, ar čia gal nesvarbu. Va tokias naujienas atlėkėm į Turkiją. Aš pirmas iki Turkijai. Gyvenime su lėktuvu neskrendu, bet su motociklu atvažiuot galiu. Tai va. Nusprendėm varyti į Kirkarelį miestą tokį, ten nuomotis kažką, nes iki Stambulo važiuoti 4,5 valandos, tai da pakankamai toli ir čia norim greičiau išsineždinti, nes ten va gal, matot, atein lietus ir čia degaliniai tas užpilėjas sakė, kad tipo didelis lietus problema. Tai norim greičiau įsinuomot, susirasti kažką ir pjausim tiesiai ten, kad nesulyt, nepapulti taudrą. Tada jau rytoj varysim tolin. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, sevgi suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, aşk bu suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Ben yaşayamam. Ben yaşayamam. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, sevgi suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, aşk bu suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem.
Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, sevgi suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkım kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkım kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, aşk bu suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkım kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkım kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam ben. Yaşayamam ben. Yaşayamam. Čia gal štakom dirba, prašau. Viskas, mes jau viešbutį. Aš jau ir duše buvau, kaip matot, jau ir apsirengęs kitaip. Biški, o jau ir žmogų baigiu pavirsti. Eisim pavalgyti į apačią, jau dabar mes jau Turkijoje, kaip matėt. Tai rytoj važiuosim, šiandien dar valandą iš tikrųjų, rytoj tai važiuosim Stambulo, pro Stambulą, dabar dar tik tai po 4:15. Tai šiandien laiką daug turim, eisim dabar pavalgysim ramiai, pailsėsim, nes šiandien taip ir planavom, kad toli niekur kažkur neliekt. Iki čia davažiavom tik tais ir jiem nusinuomoti kambarius. O dabar va tokį vaizdelį turiu per langą. Oi. O čia pačioj motociklai matos, va, šalia stovi. Tai va. Da, galbūt mes iš tikrųjų biškį važiavę, bet kai pradėjo sakyti, kad bus ir dangų pamatėm ir čia pradėjo degaliniai pasakot, kad bus audrus lietus, tada nusprendėm čia sustoti. Tai va, šiandien nieko daug nenuvažiavom, bet pasiekėm Turkiją, vieną iš kelionės tikslų, tai labai smagu. Ta proga jau eisim persirengę valgyti, jau nebe taip, kad su tais pačiais rūbais. Tai va, tai gerai. Šiandien tada tiek. Mes einam valgyti, tartis dėl rytojaus, galvot ką daryti, kaip daryti. Rytoj
Važiuosim irgi pro tą Stambulą ir ten toks Zonguldulas kažkaip vadinas tas miestas ten prie jūros. Prie jūros, sako. Jo, Zonguldakas, taip vadinas. Bet kažkur ten bandysim glaustis. O paskui sekančią dieną vėl tolyn. Ne, gal pabūsim. Nu, matysim, sakau, nenoriu čia šnekėti to, kad paskui vėl bus kitaip. Tai eisim ją pačiai, nuspręsim. Viskas. Šiandien mes einam ilsėtis. O jūs kaip norit.